Sveiki, mėly šauliai. Vasario mėnesio prognozė jūsų ženklui. Pasižiūrėkime, kas svarbiausia, kokie svarbiausi astrologiniai įvykiai ir kaip jie paveiks jūsų ženklą šį mėnesį. Vasario 1 dieną įvyksta ugninga, artima energija jūsų ženklui, labai ryški, charizmatiška pilnatis liūto ženkle. Jūsų horoskopo 9-ajame būste, kuris iš tikrųjų priklauso jums patiems. Ir negana to, labai palankiam aspekte jūsų ženklui. Ir tai gali sujudinti emocijas susijusias su jūsų kryptimi, kuria judate, ir su tuo, kaip dabar suprantate gyvenimą, koks yra jūsų gyvenimo supratimas, kokia yra jūsų pasaulėžiūra. Nes 9-asis būstas visgi visuomet kalba apie asmeninį augimą, apie filosofiją, religiją, studijas, keliones, ir visa tai formuoja mūsų pasaulėžiūrą. Taip pat tai yra publikacijų būstas ir išvis ryšys su plačiuoju pasauliu, įskaitant ir internetą, ir įskaitant toli esančias šalis užsienį. Todėl ši pilnatis dažnai priverčia pakelti akis nuo smulkmenų ir pasižiūrėti į bendrą vaizdą, kur esate dabar ir kur iš tikrųjų jūs norėtumėte būti. Tai geras momentas labai sąžiningai įvertinti, ar pastaruoju metu pernelyg neužstrigote detalėse ir sprendžiate kažkokius tik trumpalaikius reikalus, pamiršdami svarbiausią savo klausimą apie gyvenimo prasmę ir kryptį. Ir jeigu jaučiate, kad gyvenimas tapo per siauras, ši pilnatis apšvies, kad atneš kažkokius rezultatus, galbūt atsiras poreikis augti, mokintis kažko, tai vis dėlto tai ir mokslų būstas. Ir tai yra toks laikas, kai jūs paprastai leidžiate savo išeiti už įprastų ribų ir padarote kažką, kas yra visiškai naujo jums, kas praplečia jūsų akiratį. Ir kartais užtenka tiesiog pradėti mokintis kažko naujo, suplanuoti kažkokią įdomesnę kelionę, nebūtinai prabangę, tiesiog pažintinę kelionę, arba tiesiog pažiūrėti į kažkokią svarbią gyvenime jūsų esančią situaciją kitų kampų ir pripažinti, kad jums jau atėjo laikas prasiplėsti, kad jums reikia daugiau erdvės. Pilnatis yra užbaigimo ir tokio aiškumo laikas, todėl jinai gali atnešti tam tikrus rezultatus tiems gyvenimo procesams, kurie prasidėjo arba jūs juos sumanėte maždaug Liepos gale praeitų metų, kai būtent čia vyko jaunatis liūte ir šitame būste. Ir dabar gali iš tikrųjų būti kažkokios naujienos, kažkokie rezultatai susiję su galų gale kelionė į užsienį, arba galite gauti svarbių žinių iš užsienio, arba paaiškės, sakykime, kažkoks bendradarbiavimas su užsienyje gyvenančiais žmonėmis, organizacijomis galų gale. 9-ajame būste pilnatis išvis atneša kažkokius labai dažnai rezultatus susijusius su mokslais, studijomis, mokymais, kelionių ar kažkokių svarbių dokumentų, juridinių dokumentų tvarkymo temos, sakykime, ar ne. Ir pamatysite, vis dėlto tai yra tolimųjų kelių būstas, ir pamatysite, kokie keliai užsidaro, o kokie nauji keliai atsidaro jūsų gyvenime ir kur jūs judate toliau. Gali atsirasti per pilnatį, vis laiką atsiranda tokia įtampa, ir gali atsirasti įtampa tarp noro likti namuose ir tokios svajonės būti kažkur toliau, kažkur, kad žolė žalesnė, ar ne, pakeisti aplinką, bent trumpam ištrūkti. Ir tokiu atveju nepulkite į kraštutinumus, o tiesiog ramiai susidėliokite savo prioritetus. Be to, gali atsirasti labai svarbus žmogus, kuris jūs sudomins ir paskatins gilintis, kažko mokintis, ir tai
tai gali būti, žinoma, ir žmogus jūsų asmeniniam gyvenime, užsienietis, svarbus žmogus, kuris galbūt asmeniniam lygmenyje, ar ne, bet taip pat tai gali būti ir žmogus kažkoks, kuris ekspertas ir jums įdomi asmenybė, autoritetas, jums norisi su juo norėsis daugiau bendrauti, daugiau jo klausytis ir taip pat gali būti kažkokie svarbūs įvykiai, apsišviesti, užsibaigti kažkokią situaciją su žmogumi gyvenančiu toli arba dar gali apsišviesti užsibaigti kažkokios situacijos, kurios liečia jūsų partnerio draugus ar giminaičius. Vasario 5 dieną Merkurijus bus labai įtemptam aspekte su Uranu. Ta diena tiesiog pasižymėkite, nes tai labai įtempta ir konfliktiška diena ir gali atsirasti labai nenumatytų tokių trikdžių mūsų įprastame grafike, dienotvarkėje, tokiuose įprastuose planuose, ar ne, ir gali būti kažkokių visiškai netikėtų nesklandumų ten, kur atrodo viskas turi veikti taip, kaip visuomet ir gali būti labai aišku. Tai diena, kuri iš tikrųjų, per kurią reikėtų labai atsargiai vairuoti ir išvis labai atsargiai elgtis kelyje. Nes Merkurijus tai yra transportas, tai yra keliai ir vis dėlto Uranas tai yra netikėtumai ir Uranas priklauso traumams ir avarijoms. Ir taip pat, kai kam gali būti tiesiog labai nerviškai įtempta diena, dėl to neplanuokite jokių svarbių projektų tai dienai, kur reikia kruopštumo, detalių, labai geros analizės. Nesiseks tą dieną. Vasario 6 dieną Merkurijus įžengia į žuvų ženklą, į jūsų 4. būstą ir užsibus jisai tenais ilgiau negu įprasta Merkurijui iki balandžio 16 dienos, vėliau jisai tenais apsisuks į retrogradinį judėjimą, o Merkurijus tai yra mūsų pokalbiai, mūsų mintys, dokumentai, tai yra kažkokie kasdieniai reikalai, o 4. būstas rodo namus, gyvenamąją vietą, nuosavybę ir visus vidinius šeimos klausimus. Todėl tas laikotarpis nuo vasario 6 iki balandžio 16 didžiąja dalimi dėmesio ir minčių natūraliai kryps į šias temas. Ir tai gali būti tiesiog dokumentai kažkokie susiję su namais, formalumai ir su nuosavybė ir taip pat remonto planavimai ir išvis plačiau apie visą tą retrogradinį Merkurijų mes dar pakalbėsim vėliau truputėlį. Vasario 10 dieną jis labai aktyvus darosi šį mėnesį ir vasario 10 dieną Merkurijus sudarys su labai įtemptą aspektą su Lilit, su juodoju mėnuliu. Tai yra mūsų šešėlinė gilioji mūsų pusė. Tai diena, kurią irgi reikėtų vertinti taip atsargiai, nes šis aspektas dažniausiai atneša tokias klampes situacijas, kur galima išsireikšti, kažką suprasti neteisingai, kur kažkas, kas bus pasakyta neaiškiai, nutylėta, bus kitų suprasta klaidingai ir jūs taip pat tą informaciją galite suprasti neteisingai. Iš tikrųjų, visa tai dar kartosis, ta situacija vienaip ar kitaip ir kovo viduryje, ir kovo pabaigoje. Ir noriu pasakyti, kad Merkurijų žuvyse jis išvis labiau remiasi nuojauta ir renkasi patikėti tuo, ką jis jaučia, negu tikrinti kažkokius faktus. Todėl aš jums labai rekomenduoju būtent faktus šiuo metu pasitikrinti. Kalbėkite tiksliau patys ir pasitikslinkite informaciją, kuri iki jūsų atkeliaus. Taip pat tai yra toksai šešėlių mūsų sukilimas į paviršių, kai mes nenorim kalbėti nemaloniomis temomis, bet kadangi šios temos galėjo vienaip ar kitaip jau būti aktualios lapkričio mėnesį ir gruodžio pradžioje 2025 metų, gali būti, kad jos sugrįž dabar. Ir vienaip ar kitaip, šiuo metu mes turėsime tas temas visas spręsti, nes
gali būti, kad tos kažkokios įtampos situacijos atkeliaus iš to laikotarpio, jeigu jos liko neišspręstos, nes dabar toks aspektas kvadrato, kuris reikalauja kažkokių tai sprendimų. Rezultatus viso to mes gausime šiek tiek vėliau. Taip pat tą pačią dieną, kai Merkurijus jungiasi su Lilith, Venera pereina į Žuvų ženklą vasario 10 į jūsų horoskopo 4 būstą ir jinai ten bus iki kovo 7 dienos. Venera tai yra mūsų komfortas, gerovė, tiek emocinė, tiek materialinė prasme ir jos tranzitas dažniausiai pagerina tą gyvenimo sritį, kurią jinai tuo metu paliečia tranzitu savo. Kadangi tai jūsų 4 būstas, dėmesys, Merkurijus ten jau dėmesį nukreipęs į namus, gyvenamąją vietą, šeimos santykius ir išvis tą tokį vidinį jaukumo ir komforto jausmą namuose šiuo laikotarpiu iš tikrųjų gali labai pagerėti situacija šeimoje. Jeigu yra kažkokia įtampa, jūs galite labai sėkmingai ją išspręsti, nes Venera viską harmonizuoja, prie ko prisiliečia. Namų atmosfera gali tapti tokia ramesnė, šiltesnė, jaukesnė ir taip pat jinai pritraukia kažkokią finansinę gerovę į namus, vienaip ar kitaip toj srity, kur jinai randasi, kažkokią finansinę naudą. Taigi gali atnešti konkrečią finansinę naudą iš nekilnojamo turto, sakykime, turimos nuosavybės ir jeigu ne, tai iš tikrųjų dažnai tuo laikotarpiu atsiranda toks noras puoselėti namus, atnaujinti interjerą, nusipirkti dekoracijų, pertvarkyti erdvę, padaryti jaukiau ir gražiau namuose. Tiesiog Venera žuvyse yra labai stipri, jos poveikis jaučiasi itin stipriai ir ji iš tikrųjų paskatins viduje, jūs užeis toks didelis noras susikurti daugiau komforto namuose, ne tik fiziškai, bet ir emociškai. Vasario 12 diena viena iš svarbiausių mėnesio dienų, nes tą dieną Merkurijus susijungia su šiauriniu karminiu mėnulio mazgu jūsų 4 horoskopo būste. Merkurijus jau žino, tai yra mūsų mintys, tai yra mūsų logika, analitika, tai yra kaip mes bendraujame, o šiaurinis mazgas rodo kryptį, kur link formuojasi jūsų ateitis. Ir ši diena iš tikrųjų gali atnešti labai aiškių minčių tokių, idėjų. Merkurijus žuvyse labai kliaujasi intuicija ir idėjomis, įsiklausykite būtinai. Ir tiesiog tą dieną labiau negu įprastai kreipkite dėmesį į ženklus, į užuominas, į kažkokius pasiūlymus ateinančius iš kitų žmonių, kažkokias žinutes. Ir kadangi vis dėlto dėmesio centre yra 4 būstas ir gyvenamoji vieta, tai gali būti kažkokie ateities planai susiję su nuosavybės klausimais arba šeimyniniais santykiais. Ir tai iš tikrųjų labai palankus laikas planuoti kažkokius gerus namų erdvės pokyčius, pertvarkymus ir svarbius sprendimus dėl, sakykime, persikraustimo, būsto paieškų ir taip pat iš tikrųjų verta pasinaudoti tą dieną, kuriant kažkokį planą, sakykime, ar ne, sukurti kažkokį dokumentą, ką jūs norite nuveikti šitoje 4 būsto srityje per ateinantį jau artimiausią laikotarpį. Vasario 14 dieną Saturnas jau ilgam laikui pereina į Avino ženklą, pradeda naują savo ciklą ir jis pereina į jūsų 5 horoskopo būstą. Ir tenais jisai išbus iki 2028 metų balandžio. Kadangi Saturnas jūsų ženklui bus vis tiek palankiame aspekte, tai laikotarpis, kai realiai galima įgyvendinti kažkokius kūrybinius planus, bet su viena sąlyga. Reikės daugiau atsakomybės, daugiau disciplinos, daugiau tvarkos ir kantrybės. Nes 5 būstas susijęs su kūryba, su saviraiška, su meile, pasimatymais su vaikais ir todėl šiose srityse Saturnas pareikalaus rimtesnio požiūrio. Greičiausiai
geriausi rezultatai ateis iš kažkokio nuoseklaus darbo, kur tobulinam įgūdžius, norint kažkokį savo kūrybinį projektą pakelti aukščiau truputėlį, į kitą lygį, kad galėtume parodyti jį ir kitiems žmonėms. Ir čia reikės labai aiškaus plano ir laikytis tos pasirinktos krypties. Nebus galima taip užsimanyti, paskui persigalvoti ir kažkokie skuboti sprendimai, impulsyvūs bandymai padaryti efektą dažniausiai neduos jums to, ko jūs tikitės. Todėl Saturnas jis visą laiką atneša apribojimus tam būste, kuris yra. Ir gali būti toks nesaugumo kažkuria prasme jausmas arba poreikis įsiaiškinti, jeigu esate meilės santykiuose ir bandysite suprasti, kur link jie jūs veda. Jeigu jie tik tais trumpalaikis romanas, tokie santykiai per Saturno tranzitą 5 būste, jie greičiausiai užsibaigia. Ir jeigu elgiatės brandžiai, tai kai kartas Saturnas leis jums pereiti į kitą lygį, jau į kasdienybės lygį, o paskui ir pasiekti 7 būstą, kur jau rimtai įsipareigojimai vienas kitam. Bet jeigu yra tik tais kažkoks lengvas, nieko nereiškia, be jokių įsipareigojimų ryšys, Saturnas tokių ryšių nepalaiko. Jis pareikalaus kažkokios struktūros, sakykime, jeigu jūs turite kažkokį kūrybinį projektą, pareikalaus tenais labai konkretaus planą, pareikalaus daugiau pastangų negu įprastai, bet už tai po tokio Saturno prasiėjimo galima sukurti kažką tokio tvirto ir ilgalaikio, ką vėliau kuo galime pasigirti ir kaip parodyti kaip labai rimtą rezultatą. Ir iš tikrųjų, aišku, iškils klausimas, tai ką aš noriu kurti ir kam aš tai išvis darau, nes jeigu tik tais biškį prisiliečiu kažkokios veiklos, paskui ją metu, Saturnas uždaro tokias veiklas. Gali būti tokios labiau, sakykime, situacijos, kai vaikai užauga, suauga jau ir pasikeičia santykiai kažkiek su vaikais. Vasario 17 dieną įvyksta pirmasis Saulės užtemimas Vandenio ženkle jūsų horoskopo 3 būste. Ir čia yra naujas užtemimas, kuris atneš pirmus signalus. 3 būste užtemimų pas jūs nebuvo nuo 2018 metų. Ir vienaip ar kitaip ši diena gali atnešti tokį, kaip ir panašią kažkokią situaciją, kas vyko jūsų gyvenime tame etape, kai buvo Mėnulio karminiai mazgai Liūto Vandenio ašyje, tai buvo 2017-2018 metai ir tos pačios temos galbūt ne visai taip pat, bet gali sugrįžti, galbūt jau kitame lygmenyje, su kitais sprendimais. Bet vėlgi primenu, vyks palankiame aspekte jums, o 3 būstas yra žinių mokslo būstas susijęs su kasdieninė mūsų veikla, kuri realiai kuria tą mūsų realybę. Tai yra ir realūs įrankiai, ir virtualūs. Tai informacija, visų rūšių ryšiai, mokymasis, dokumentai, mobilumas, komunikacija, jūsų kasdieniai veiksmai, bendravimas ir įpročiai. Ir kadangi tai pirmasis užtemimas naujajame cikle, čia bus užuominos į tą kryptį, kur jūs su tuo turėsite sąveikauti nuo rugpjūčio 18 dienos, kai šiaurinis mazgas įsikraustys į Liūto ženklą, į Vandenio ženklą, o pietinis mazgas į Liūto pakeis ašį. Tai vertas dėmesio ir aptarimo, atskiro aptarimo tranzitas, neužbėgant už akių, galima pasakyti, kad šiame sektoriuje esantis užtemimas
jisai sujudins kažkokią temą jūsų gyvenime, kuri gana ilgai buvo ramybės būsenoje, nes ten, kur tranzitu keliauja mazgai, jie kaip taisyklė išjudina visą tai ir skatina kažką paleisti, kažką pradėti naujo, o jums tai yra informacinė sritis, bendravimas su kitais, jūsų komunikacijos stilius, mokymasis, įpročiai, dienos ritmas, kažkokie trumpi maršrutai ir artima aplinka. Taip pat santykiai su broliais ir seserimis ar žmonėmis iš kasdienio rato. Ir šis užtemimas gali iš tikrųjų atnešti pirmuosius pokyčius arba žinias, kad kažkas keisis jūsų bendravimo rate. Su vienais ryšys sustiprėja, su kitais suprasit, kad atėjo laikas nutraukti tuos ryšius, nes galbūt keičiatės jūs, keičiasi jūsų interesai ir jūsų prioritetai. Šį mėnesį iš vis verta peržiūrėti, kaip jūs bendraujate su kitais žmonėmis ir kaip su jumis bendrauja kiti. Ir ar pasakote tiesiai tai, ką norite pasakyti, ar dažniau nutylite ir tikitės, kad kiti supras patys. Ir jeigu jūs nutylite dėl vieno ar kitų priežasčių, svarbu suprasti, kodėl jūs nutylite. Pavyzdžiui, tai galit pasigilinti. Taip pat labai geras laikas atnaujinti bendravimo įgūdžius, mokytis aiškiai formuluoti mintis, yra speciali literatūra apie tai, kaip tai daryti ir pasidomėti tuo. Nebijoti tų pokyčių, kurie atkeliauja, nes jie yra būtini ir reikalingi. Ir trečiajame būste, kai kažkoks vyksta svarbus įvykis, dažniausiai tai būna labai didelis užimtumas, nes daug trumpų kelionių atsiranda, daug susitikimų, daug skambučių, daug informacijos, daug pokalbių ir praktiškai tai toks laikas, kai tikrai verta imtis bet kokių veiksmų, kurie jums ateityje pasitarnaus naudingai, ar ne? Paskaityti kažkokias knygas, užsirašyti kažkokius kursus, susiorganizuoti kažkokias įdomias išvykas, susiplanuoti jas iš anksto, galbūt skirti daugiau laiko broliams ir sesėms, ar ne? Užsiimti proto treniravimo pratimais visokiais, yra Šulco lentelės, man atrodo, labai geros. Ir išvis plačiau apie šitą užtemimą mes pakalbėsime artėjant pačiam užtemimui ir artėjant tam laikui, kai mazgai keis ženklus, kai mėnulio mazgai iškeliaus į vandenio ir liūto ašį. Vasario 20 vyksta kitas labai svarbus astrologinis įvykis. Tai Saturnas ir Neptūnas susijungiantys Avino ženkle ir tai yra šimtmečio aspektas. Visa tai vyksta jūsų horoskopo 5 būste, ten, kur ir Saturnas. Ir kadangi Saturnas, kaip žinot, jisai yra struktūra, įstatymai, įsipareigojimai, taisyklės, atsakomybė ir užaugimas 5 būste nei šis, nei tas jam, o Neptūnas tai yra mūsų idealai, svajonės ir ta pati kūryba. Ir tai kažkas, ko mes negalime iki galo paaiškinti, ar ne? Ir kadangi ta jungtis vyksta Avine, tai ta energija tampa tokia greitesnė, intensyvesnė ir daugiau norėsis visko galbūt nuveikti, netidėlioti sprendimų, norėsis imti ir veikti čia ir dabar. Bet Saturnas vis dėlto stabdys arklius, jisai pareikalaus truputėlį pristabdyti. Ir kadangi ši jungtis jūsų ženklų yra palankiame aspekte, tai iš tikrųjų gali atverti labai įdomias, naujas, realias galimybės 5 būsto srityse, ar ne? Ir visa tai atsitiks, aišku, ne per vieną dieną, tai gana tolimos planetos ir tie tranzitai veiks taip nuosekliai, giliai ir iš esmės ir tikrai bus pokyčiai, bet reikės, aišku, žinoma, susikurti kryptį, planą ir Neptūnas 5 būste iš tikrųjų, tai galbūt parašysite knygą, nežinau, nutapysite tokį paveikslą, apie kokį tik galima pasvajoti, galbūt atrasite savyje tos talentus visus. Ir mes apie tai, aišku, atskirai dar pasikalbėsime. Vasario 27 dieną, aš jau minėjau, Merkurijus apsisuka į retrogradinį judėjimą iki kovo 21 dienos ir
jis bus retrogradinis jūsų 4 būste ir aš jau kalbėjau apie tai, ką reiškia Merkurijus 4 būste, o be to bus labai išsamus atskiras pasakojimas apie tai, ko tikėtis iš to laikotarpio, nes bus ten įdomių momentų. O vasario 27 dieną tai pats įtempčiausias šio mėnesio aspektas, kurį galima karūnuoti savo įtampą, nes tai Marso ir Urano kvadratas, tai trauminis aspektas ir tai diena, kai planai griūna taip staigiai, kaip negalima net įsivaizduoti ir tai gali atsirasti nenumatytų situacijų, galite būti labai irzlūs, labai netgi agresyvūs, todėl geriausiai tą dieną neskubėti, nesiimti jokių skubotų sprendimų, nedaryti jokių drastiškų žingsnių vien dėl to, kad bus labai tokios karštos emocijos, nes galite vėliau pasigailėti. Neskirkite jokių svarbių susitikimų tą dieną su svarbiais žmonėmis, kažkokiais, kurie, sakykime, iš vis turi valdžią kažkokią jums, tai iš vis ten gali paeiti viskas, prezentacijų jokių neplanuokite tą dieną. Ir jeigu aplinka jūs provokuos, sakykite, tai žinokite, kad ta diena yra tokia provokatorė ir tai yra didysis uždavinys mums pro ją praeiti taip, kiek įmanoma sąmoningiau ir ramiau. Labai būkite atidus kelyje, vairuokite ramiai, neskubėkite, ypač jeigu jūs mėgstate tai daryti. Iš tikrųjų venkite kažkokių ekstremalių veiklų ir neatsargaus elgesio su kažkokiais įrankiais arba technika. Laikykitės visų saugumo reikalavimų. Ta diena, jinai turi savyje pavojų, bet jinai nebūtinai atneš kažko labai blogo, jinai gali kai kartas atnešti kažkokių labai įdomių idėjų, nes tą pačią vasario 27 dieną Saulė susijungs su šiauriniu karminiu mėnulio mazgu jūsų horoskopo 4 būste. Ir tai yra momentas, kai jums reikia iš tikrųjų kreipti dėmesį, net jeigu ir labai netikėta informacija kažkokia ateis su to Marsu ir Uranu, nes jisai dar labai stipriai veiks šalia to tokio ir taip labai ugninio šiaurinio karminio mėnulio mazgo. Tai iš tikrųjų atsargiai nepriimkite kažkokių skubotų sprendimų ir nepasirašykite pirkimo pardavimo dokumentų, pavyzdžiui, būsto tą dieną, bet pradėkite planuoti, nes 4 būste vyksta susijungimas ir daug signalų iš aplinkos gali būti apie namus, apie gyvenamą jūsų vietą ir apie šeimos reikalus ir tą jūsų vidinį stabilumą. Tai iš tikrųjų kadangi visame tame dalyvaus šiaurinis kraštas, tai bus kraštas šiaurinis mazgas, visa tai bus vienaip ar kitaip susiję su ateitimi, su ateities sprendimais, susijusia su jūsų šeimos nariais ar su jūsų, sakykime, namais. Tai tą dieną galite ne tik kad pasvajoti, paplanuoti, bet ir labai įsiklausykite į aplinką, nes galite gauti labai įdomių pasiūlymų, neskubėkite su jų priėmimu, bet pasižiūrėkite būtinai visus variantus, išklausykite, tiesiog užsirašykite. Tai yra labai svarbi diena ir jinai vienaip ar kitaip bus susijusi su jūsų 4 būstu. Ir pasižiūrėkite, taip pristabdykite ir sąmoningai peržiūrėkite, ką norite susitvarkyti toje namų erdvėje ar šeimos vidaus erdvėje, kokių pokyčių norite artimiausiais metais ir kam jau galite pradėti ruoštis jau dabar. Tai štai, dar, aišku, 4 būstas yra susijęs ir su vaikystė, su motina, su tėvais galų gale ir su giminėmis. Gali būti kai kam tiesiog ne fiziniai kažkokie dokumentai ir pokyčiai, o kai kam psichologiškai tokie apmąstymai, ką atsinešite iš savo vaikystės šeimos modelio. Ir šią dieną galite pasižiūrėti, atkreipti dėmesį, kokie elgesio įpročiai ar reakcijos iš praeities jums trukdo artimuose santykiuose arba jūsų namuose. Ir jeigu pagausite save kartojant kažkokį seną scenarijų, tai gera proga jį atpažinti ir nuspręsti, ką norite pakeisti ir ko imsitės, kad tai atsitiktų. Kad jūsų gyvenimas namuose būtų ramesnis, sprendimai būtų brandesni ir visa tai jums nebūtų našta.
Štai toks bus vasaris astrologinis. Aš labai dėkoju Jums, kad Jūs žiūrėjote. Kviečiu registruotis ir prenumeruoti kanalą. Man tai bus labai malonu. O dabar aš Jums sakau iki.